Sveiki atvykę į FIFA Justo kanalą ir sveiki atvykę į pirmąjį pack openingą šiame kanale. Šiandieną yra Black Friday arba juodasis penktadienis ir jie išleisti su savo special packs šiandien, taip pat šeštadienį ir per Cyber Monday. Atsiprašau, kad vakar negalėjau kelti video, tiesiog atsirado tam tikrų techninio sklandumų. Taigi, nieko nelaukdami, eikime į pakus. Iš pradžių mes darinėsime 35 000 vertės pakus. Kaip žinote, šitie video yra komentuojami jau vėliau po visko. Pirmą pake mes gauname Juanfraną. Tikrai geras žaidėjas, tačiau jo kaina yra labai nedidelė. Stengsiuos padaryti artimesniu laiku daugiau live gyvų video, kad būtų linksmiau su gyvomis reakcijomis. Antrame pake mes gauname Mangalą. Tikrai solidus gynėjas ir tai svarbiausia, kad mes kylame reitingais aukštyn, tai yra svarbiausia. Trečiasis mūsų pakas ir mes šį skipinome ir kaip matote, ištraukiau kol kas geriausią šiais metais žaidėją. 86 Neymarą. Brazilas iš Barcelonos, mano mėgstamiausio klubo. Kaip matote, tikrai nesitikėjau gauti kažką panašaus šiame pack openingė. Dieve, tikrai man šiame pack openingė sekėsi. Ketvirtame pake mes randame Mario Gomesą kaip geriausią žaidėją, tikrai solidus puolėjas ir Wilfredas Bony. Irgi solidus puolėjas, atsimenu iš gerų senų FIFA 14 dienų. Taigi, mūsų paskutinis penktasis 35 pakas duoda mums Ter Stegeną, Barcelonos vartų sargą. Taigi atidarysime dar 3, jeigu neklystu, 25 pakus. Taigi pirmame pake mes gauname Granquistą, net nežinau iš tikrųjų kaip ištarti, 77 gynėją. O antrame pake gauname pirmąjį mano informą FIFA 15. 80 gynėją iš Madrido Realo Carvajalį. Tikrai labai smarkiai džiaugiuosi gaudamas jį pake. Ir trečiasis mūsų pakas mums duos 86 Cavani. Tikrai apsidžiaugiau ir iš tikrųjų jis kaip žaidėjas yra labai puikus žaidėjas, tik čia vertas nelabai daug. Kaip matote, čia mūsų visi geriausi ištraukti žaidėjai, išskyrus Neymaras. Taigi su jumis buvo FIFA Justas, iki.